statybos leidimas, tiksliau statybą leidžiantis dokumentas yra reikalingas visais atvejais statant ar rekonstruojant ypatingus, neypatingus statinius, nesudėtingus gyvenamosios paskirties ar nesudėtingos antros kategorijos statinius. Taip pat reikėtų paminėti, kad tuo atveju, jeigu po statybą leidžiančio dokumento išdavimo yra keičiami esminiai statinio sprendiniai, kaip kad išorės matmenys, vieta sklype ar turtinių vienetų kiekis, būtina gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Visais atvejais, kai yra sklypo bendrasavininkai, statybai ar bet kokiam kitam žemės sklypo naudojimui, yra reikalingas visų bendraturčių sutikimas. Aišku, galimos išimtis atvejais, kai yra nustatyta naudojimosi tvarka ir toj naudojimosi tvarkoje yra konkrečiai aprašyta iš anksto sutikimas vykdyti vienus ar kitus statybos darbus. Bendras atstumas tai yra 3 metrai, tačiau jisai gali būti didinamas, tiksliau negali, jisai turi būti didinamas tais atvejais, kai yra statomi aukštesni statiniai, tačiau tam tikrais atvejais jisai gali būti ir mažinamas. Jisai mažinamas kai yra sutikimas gretimo sklypo savininkų, arba tai yra statomi kitokio tipo statiniai, kaip kad tvoros ar inžineriniai statiniai. Mano praktinis patarimas visgi bandyti ieškoti sprendimo su savivaldybė, o ne veltis į ginčą. Ginčas galimas tik tai kraštutiniu atveju, kai iš esmės išnaudotos visos galimybės su savivaldybė susitarti ir suderinti sprendinius, kurie atitiktų ir statytojo, ir savivaldybės lūkesčius. Nes teisminis ginčas bet kokiu atveju reikia suprasti, kad bet kurį projektą sustabdys neribotam laikui. Atsakinga yra institucija, kadangi statybą leidžiantis dokumentas tai yra institucijos išduodamas dokumentas. Tačiau priežastis, dėl ko tas dokumentas yra išduotas, be abejo gali priklausyti ir nuo pačio statytojo. Nuo tam tikros nuslėptos informacijos, nepateiktos, galbūt ir klaidingai pateiktos informacijos. Tačiau bet kokiu atveju nukentėjusi šalis visais atvejais lieka statytojas, nes būtent jam ir tenka didžiausios materialinės pasekmės. Pirmiausia, reikia turbūt pasakyti, kad geriau be leidimo nestatyti, nes bet kokiu atveju savavališkos statybos įteisinimas, jeigu jis visgi bus galimas, jis bus pakankamai brangus tiek pinigais, tiek ir laiko prasme. Be to, kad teks sumokėti baudą už savavališką statybą, papildomai bus prievolė sumokėti ir įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, kuri gali siekti net iki 300 000 eurų. Mano patarimas statantiems tai turbūt būtų vienas pagrindinis: netaupyti ten, kur nereikia, ir investuoti į kvalifikuotą konsultaciją, siekiant išvengti brangių ir kartais nebeištaisomų klaidų ateityje.